Toliau laidoje Svajonių sodai Sandra Daukšaitė su vyru Aurimu domisi, kaip įsirengti medinę terasą ant trinkelių. Su bendrovės Medžio Aura savininke Irmante Miliauskiene griausime mitus apie medinių terasų įrengimą. Norime terasos, mano sesė nesenai visai pasidarė šitą visą reikalą. Ir koks yra didžiulis skirtumas, kai užlipi basa koja ant trinkelių ir kai užlipi koją ir kai kojos jaučiamės tikrą medį ir pagrindą tokį visai kitaip. Ir kvapas, ir vaizdas. Mes baltai pavydėdami jai sprendėme, kaip čia visą tai padaryti. Ir labai džiaugiamės, kad jūs esat pas mus ir padėsit išsirinkti, kaip suprantu, tikrai geriausią ir kokybiškiausią variantą. Tai labai laukiu patarimų ir viso kito. Tai pirmas klausimas mano būtų toks, ar čia yra pietinė pusė? Taip. Ir kaip saulė, ten jūs gaunat jos pilnai, Tai va, ten taip labai, gaunam. taip visada nuo ryto iki vakaro ir vasarą tas pats? Dar intensyviau. Dar intensyviau. O kaip būti čia jums? Labai karšta. Būnat vasaros metu, ar dienos metu, ar vakare daugiau? Būnam iš tikrųjų. Būnam ir dieną. Stogas gelbsti, kai nebuvo stogo, tai buvo tiesiog neįmanoma būti. Nes dėl ko klausiu, todėl kad pačiu pirmu momentu, kai atvažiavau, iš karto galvojau apie impregnuotą medieną, nes impregnuota mediena pagal NTR yra tikrai geriausias pasirinkimas šiaip tai mūsų kraštam lygiai dėti, ne? Dabar šiek tiek pasakysiu, kas yra, sakykime, čia yra žaliai impregnuota pagal NTR iš Švedijos būtent mediena. Kas tai yra NTR-as? Jo, tai NTR-as yra tai, kad kokybės sertifikatas, tai yra būtent tai, kad Švedai per visą Europą yra apie 100 įmonių, kurios turi tą NTR. Ir, pavyzdžiui, bet kas gali atvažiuoti, prapjauti lentą, tai yra ekspertai, kurie tyria, jie atsiveža lentą, jie pasižiūri, ar tikrai tiek buvo impregnantų ją sugerta, ar net tarnaus 20-25 metus. Ir tada jau yra uždedamas štampas, yra išduodami sertifikatai, kad tai yra tikrai NTR-as. Tai būtent yra kokybės standartas būtent dėl tvarumo, dėl ilgamžiškumo ir visą kitą. Ir, pavyzdžiui, atrodo dabar, pavyzdžiui, žalia, bet po kurio laiko jinai patampa tokio medaus atspalvio. Ir labai gerai tarnauja, lygus paviršius, fantastiškas pasirinkimas būtų čia, bet šiuo atveju čia yra pietus. Jums netinka. Ištisai pietinė pusė atsukta, todėl kad iš jį sakai. Ai, šitaip. Taip, dėl to, kad yra sakai ir tiesiog pradėsim daryti sakų kišenėlės, iš jį sakai gal ne visose lentose, bet kai kuriuose lentose tikrai bus. Aišku, yra džiaugsminga ta, kad yra terasa neįstiklinta, galima rizikuoti būtų dėti, bet jeigu, pavyzdžiui, sugalvotumėte ateityje įsistiklinti ją, vienareikšmiškai negalima jokios impregnuotos medienos dėti. Ne. Su Skandinavijos medžio apdirbimo įmonėmis bendradarbiaujančios bendrovės Medžio Aura savininkė Irmantė Miliauskienė teigia, kad pasirinkus netinkamą medieną pietinėje pusėje esančiai terasai, turėsime tik nuostolius. Ilgainiui mediena išsikraipys ir netrukus terasą reikės perdaryti. Dažnai žmonės, pavyzdžiui, susideda nepagalvodami pietinį pusę, uždaro su žiemos sodu ir tada gaunasi, kas jie išvažiuoja į kelionę, užsidaro langus tuos, išvažiuoja ir grįžta ir tada prilimpa prie terasos ir būna ten pilna sakų. Taip, sakai išeina. Netinkama medį susideda netinkamai vietoj ir tada sako, nepasiteisinamų mediena, išsikraipė, nušaudė varžtai, ten kaip ten kabutėse, ten viskas negerai, iš tikrųjų tiesiog teisingai nepasikonsultavo arba neišsiaiškino, vadyba neišsiaiškino kliento poreikio. Irmantė Miliauskienė pietinėje pusėje rekomenduoja montuoti terasas iš aukštos sertifikuotos termomedienos. Termo yra tai, kad jinai nekeičia matmens, jinai tiesiog bus tokia, kokia bus, jinai kvepia pirtimi, bet jeigu šiek tiek pauostytumėt. Taip, tikrai. Tai va, ir kvepės fantastiškai. Jo, ir yra, čia mes dabar turiu pavyzdį tik lygios lentos, bet yra dar tokia labai panaši su tokiu lengvu rifliuku. Termomediena yra tai, kad jai realiai nereikėtų iš viso jokios priežiūros, bet dažniausiai jinai, kadangi laikui bėgant, tokia natūraliai papilkuoja, tokia pilkšvesnė pasidaro, tai ne visiems patinka tas natūralus atspalvis. Taip. Ir jie tada tiesiog ją alyvuoja, bet alyvuot lygiai taip pat irgi patarsiu kuo, kaip, nes ne visos alyvos tos, kurios yra prekybos centruose tinka, todėl kad jinai tiesiog neįgeria, liekant viršaus paviršinis riebalas nuo alyvos ir tada po apačiai įsimes pelėsis ir terasinės lentos vėl bus sugadintos. Todėl idealiausias dalykas termoterasą susidėjus nieko nedaryti, bet ją tada sunkiau yra prižiūrėti, tai kad būtų lengviau užplauti, lengviau sutvarkyti, tai yra arba gruntai eina tam tikri, jeigu, sakykime, iš Tikurylos, tai Pinjavudsteinas, toks yra, sakykime, gruntas, jis pigmentuojasi, galima su juo tepti, arba tada yra kito gamintojo, yra Danų vandens pagrindo alyva Gori.
Terasos pagrindui konstrukcijai patartina naudoti tik impregnuotą giluminiu būdu medieną NTR. Kodėl? Nes terasos apačioje kaupiasi daug drėgmės, į lentas gali įsimesti pelėsis, grybelis ir varžtų vietose yra sugadinamos terasinės lentos, sako terasų meistras Danas Strolė. Rekomenduoju lentas dėti nuo langą į kiemą, dėl to, kad jums išilgins terasą ir gražiau atrodys, iš tikrųjų vizualiai žiūrint pro langą. Čia turėtų būti montuojama ant tokių gulėkšnių. Pakeltumėt kokius 5 cm čionais. Čia daugiau nieko nereikia, praktiškai jūsų pagrindas labai geras visas yra padėtas. Šitą gulėkšnę taip turėtų būti, o šitą taip lentas eina montuojasi. Va taip skar susidat gulėkšnės ir susimontuoja. Jūsų tas užbaigimas visas va šitų lentelių, kad gražiai atrodytų jūsų baigtų, rekomenduočiau jūsų baigtų va šitaip. Užbartuoti ir jūsų va šitų galų pjūvių nesimatys ir labai gražiai atrodys žiūrint iš anos pusės. Tarpelis turi būti. Tarp lentų irgi bus sukami varžtai ir jūs suksit varžtus, rekomenduoju sukti varžtus iš šono, dėl to, kad jeigu jūs dėsit termomedieną, bet ir kitą, mažiau matosi tų varžtų ir tikrai gražiau atrodo, nesugadinat pačio viršaus. Jo, čia yra tokie specialūs įrangiai, ar ten kamo sistema, arba SV sistemą į apkabiną ir susuka 45 laipsnių kampu su varžtais. Taip, jūs turite naudoti varžtus gerus, šitą nerūdinčią plieną. Sužinojom, ko nežinojom, nes būtume tikrai paprastai ėmė, darė, taip kaip turbūt didžioji dalis žmonių. Nuvažiavo, pamatė lentas, nusipirko, pasidarė. Prekybos centrą, prisipirkam visko, prisidažom. Jo, jau čia prisidarėm visko, jau panašu, kad prisidarė esam visokių tų dalykų. Tai labai ačiū už kokį. Kai yra specialistai pasako, tai tada visai kitaip pamatai viską. Tai va, tai aš labai džiaugiuosi. Ir dėl montavimo terasos daug labai patarimų pasakė, ką kaip daryti. Ir būtent dėl medienos, mes lentas būtume paprastas ėmė, patys dažė ir būtume po 2 metų nebeturėję terasos ar po 3 metų.